laimingiausi. Vaja. Nu, ir ko jie tokie jau išradėjai? Kad ir toks pasakymas. Už tikro vyro moteris turėtumėm jaustis kaip už mūro. Nu, kam tu čia nusišneki? Šiais laikais vyrai beveik visi žmonės liepti. Pastūmiai nuverta. Oi, už mūrą jaustis, už mūrą. Nejauki žmonerių. Nes tu pati nenusišneki. Tylėk. Arba, pavyzdžiui, vyrai, rūpestis, dėmesys, saugumas ir svarbiausia, pinigai. Vyrai turi daug pliusų ir daug minusų. O įsėliu? Moterims patinka apie vyrus kalbėti, patinka jais džiaugtis arba juos kritikuoti. Tikrai. Beje, kaip ir vyrams apie moteris, tai amžina dviejų skirtingų pasaulių. Kas? Trauka ir dėkoja. Todėl šiandien mes kalbėsime apie patį svarbiausią gyvenimo, pačią svarbiausią gyvenimo paslaptį. Apie tai, kaip vyrai be moterų išgyventi negali. Trumpai ir aiškiai. Pala. O kodėl netikščiai? O kodėl? Kad moterys moka ir gali daryti kelis dalykus vienu metu. Pavyzdžiui, aš atsikėliau, pasiklojau lovą, nuėjau į vonią, išsivaliau dantis, užsidėjau kaukę, susišukavau plaukus, užsikaičiau arbatą, palaisčiau gėlės, sutvarkiau namą. A tu galėjau sučiaupti? Atsirado darbininkė. Gerai, nepasakosiu. O vyrai? Vyrai net nemoka skalbelės įsijungti, kad kojinės išsiskalbtų. O kad mikrobainį įsijungti, pasišėlė į valgį. Instrukciją turi prieš akis pasidėti. Bet vyrai išmano gyvenimą. Jei vyras sako susitvarkys, pavyzdžiui, užsikišo kanalizacijos vamzdis. Tai reiškia, per 3 artimiausius mėnesius arba per metus bus sutvarkyta. Ei, tu kaip nusišneki, bet jeigu tą patį padarys moteris, tai jos pavyzdžių, įsikišusi kanalizacijos vamzdį, mygom sutvarkys. Per 10 minučių. Vyrai uždirba pinigus kaip tik gali. Na, o moteris, kaip jos elgėsi su jais? Aparnešė auga, kodėl tiek mažai uždirbai? Duok greičiau čia, kodėl saudą pasirikai? Tu teisi, iš tikrųjų. Vyrai padeda namuose kaip gali. Ruošia algį kaip moka, vaikus auklėja kaip moka. Pasirūpina atostogomis kaip gali, o mes moteris iš tikrųjų. Kartais tikrai. Kodėl užklodai judus blogai, kodėl kojinės mėtos, kodėl veidrodis nutaškytas, kodėl su vaiku tiek mažai tepabuvai, kodėl į lauką išvedė vieną, o ne 3 kartus. Palauk, tu čia apie vaiką ar apie šunį? Ir apie vaiką, apie šunį. Kodėl arbatas su cukrum, o ne su medumi, kaip aš mėgstu? Kodėl mes atostogaujam kaime, o ne Turkijoje? Pala. Ar jūs žinote, kad pasaulyje yra 3 rūšys vyrų? Nežinome. Tik daug. Pirmas. Dievo duoti. Aleliuja. Antra rūšis. Neduok Dieve. Trečia rūšis. Eik su Dievu. Agenda moteriškas. Aš dabar apstovu, galvoju, kažkai kuriai rūšiai maniškis priklauso. Nu, ko čia švirklatės visas susitraukia? Sakykit, kad nerūšinis. Nenorėjau žaisti tarpas. Nu, į kapį. Žinojau, kad jis nerūšinis. Bet užtat moteriškas. Bet užtat kiek vyrai turi sudėję apie save gražių dainų. Kiek jie turi prisikūrę gražių dainų. Vakar, pavyzdžiui, ir viena iš tokių dainų. Tau padainuojam. Padainuojam.
Parnešai. O kai moteris pradeda kalbėti telefonu, net 2 valandas be sustojimo. Net dūmai pradeda iš ausų veržtis. O vyrams, sunkiai pasikark. Kažkiek jau pasiguoda negali įlysti, nei kam nors paskambinti, net televizoriaus negali pažiūrėti. Nes žmona šalia vyro greta įsitaiso ant sofkutės. Nuskriaustieji. Tikrai. O štat, kaip gerai vyrai jaučiasi interneto platybėse. Kaip žodis vandenį. Taip, visai tu teisi. Komentarų kokią nori prirašyti. Svarbiausia svetimas moteriškas gėris. Ausičiausia. Ar girdat moteriškas jūs esat girdėjusias vyrų pokalbį telefonu? Negirdėjau. Nesiklausom. Petra, aliuo, imi tu 2 bibenkotės, aš 2 įvarom į medžioklę. Kokį medžioklį? Namie neleido. Tau laiką nedaina. Jaunų stirnikių gaudyti. O su kom šaudys tada? O čia koks jaunas stirnikas. Ne tavo reikalas. O tas. Klausykit. Kuo? Aną vakarą vasėtų su savo senuku namu. Tu? Ant sofas. Ir taip sakau. Mielasis. Vaikai užauginti. Rūpesčių nebėra. Sakau, gal nusipirkiam kokį mažą automobiliuką. Elektromobilį. Kur tu eisi automobiliu? Kažkokią. Ir sakau tada, pasivažinėsma, pasaulį pamatysma. Ir ką jis? Ką jis? Ką jis? Nu, ką sai sakyk? Saka, kokį pasaulį? Šį ar aną su tokiu tavo vairavimu? Bet klausykit, moteris, juk aš vairuoju puikiai. Aš puikiai vairuoju. Aš vairuodama net galiu lūpas pasidažyti. Mes galim. Bet aš vairuodama galiu šukuoseną pasidaryti, žiūrėdama į galinį veidrodėlį. Atsirado pasidėti. Paskui autobusą bėgdama. O ar jūs žinot, kas atsitinka, kai vyras susiginčia su moterimi? Tada jis įpykęs ima šaukti. Įspėju, nežadink mane žvėries. Naujina pasakė. Aš žinau, ką gali atsakyti. Nu, ką tu atsakytum? Nejaugi tu manai, kad aš asilą bijau? Nu, tada ir prasidėt. Paieškok smegenų glošito. Bet aš moteris, iš kur aš žinau, kur tos vyrų smegenys parduodamas. Jei žinočiau, kur tą visą blikinį vietą parneščiau, kiekvienai dynai galėtų pasikeisti. Saudą pasirinkti. Visiškai teisingai. Aha, aš irgi vakar saviškio klausiu. Klausė. Ar aš neatrodau storesnė su šia skutnele? Ne, brangioji, tu puikiai atrodai, aš tave myliu. Gerai, klausiu, o tai ko jau 15 minučių stovi prie durų su batais ir su striuke? Nežinau, jeigu kažką pasakysiu ne taip, į ko pragausi? Žinai, šitas turėjo daryti. Gerai, tai tas vargšas nė durų nespės sugrįžti. Jūs nespėja įstatyti, išverti. Nu, kaip matai, moteriškas yra tų problemų visų. Bet aš irgi mačiau. Va! Įsiminiau, žvakit vakar, koks man įvykis įvyko. Koks? Sėdo ant sofkutės, žiūriu televiziją ir staiga klikling. Kas? Klikling. Skambutis į duris? Kokius į duris telefonas? Aš paimu, atsidarau ir skaitau. Kas? Kas buvo? Brangioji, jeigu tu dabar mėgi, atsiųsk man savo sapną. Kaip romantiška. Graudė? Skaitau toliau. Brangioji, jeigu tu šypsaisi,
atsiųsk man savo šypseną. Skaitau toliau. Nu, Brangioji, jeigu tu verki, atsiųsk man savo ašarą. Myliu tave. Nu, ir ką tu jam atsakai? Ką aš? Parašiau. Esu tualete, ką atsiųsti. ko šito? Taigi metų savaitę. Klausykit, bet jūs man moteris pasakykite, kodėl tos moteris perka dar vieną naują suknelę, nors turi jų jau 50. Nežinau. Ne. Kur jūs žinosit? Atsakysiu. Todėl, kad vyrai perka dar vieną naują atsuktuvą. Nes turi 50. Taip, nes turi 55 jau. Ir vis tiek perka. Moteriškas. O kas jums sakė, kai nėra tobulų moterų? Buvo tu tai pati tobuliausia. Taip. Štai maniškis mane įvertino visų 100. Oho. 100. Klausykis, tai tu parodė, kur man dabar tas tavo tobulas iš tiesies. Neieškok, nerasti, jo šiandien ne. Tai kur? Po tokių komplimentinių padėkų, jis dar šiandien nemato kairę akim ir negirdi dešinę ausim. Tai jau sudubasina, Jelė. Sudubasina. Padėka artimoje aplinkoj. Matai. Klausykitės. Nu, kodėl? Aš dabar tau pasakysiu, tu sakai tobulas moteris. Aš nesutinku su tavimi. Kodėl? O aš dabar būsiu už vyrus. Ir pasakysiu, kad yra ir tobulų vyrų. Nu. Taip. O aš vakar vieną mačiau. Kur matai? Pagėgiuose. Oho. Ar norit papasakoti? Papasakok. Jisai stovėjo, laikė skėtį virš žmonos galvos, kol ši keitė automobilio ratą. Nu, čia tai. Gaila, kad pas mus nėra naktiškų stupių. Matyt, kad Niekada nesakyk, niekada. Taip pagėgius. Bet žinokit, draugas, kokią aš žinau gerą myslę. Neatspėsi. Mink. Minu. Miega su telefonu, valgo su telefonu, tualete su telefonu, o kai skambini, neatsiliepia. Kas? Pala, kai skambina, neatsiliepia. Nu, aišku, kad neatsiliepia. Kaip to? Viskas aišku, maniškis. Sakai? Ne, rasa čia maniškis, garantuotai. Gal? Va. Ne, čia nunasis. Aš sakai, manasis. Greičiausia tai bus manasis. Jo. Atgal be manęs nenusipirk.
ištikima žmona, tave lankyčiau traumatologinėme skyriuje. Taip, vyrai. Gerai, kadangi reanimacijų darantis yra. Aš irgi noriu papasakoti vieną įvykį iš savo gyvenimo. Pasakok jau. Maniškis sako, brangioji, kaip tu gali per vieną dieną prabirbinti visą augalą? O man pusė dienos užtenka. Aš jam ir sakau, imk pinigus. Eime, parodysiu. Ir pabirbins va kartu. Taip. Tai va, dabar savo darbą. Ir vis dėlto vyrai be moterų niekai. Nu, nieko. Bet aš pasakysiu jums tokį dalyką. Jeigu norit, kad šeimoje nebūtų ginčų, moteris, vis dėlto paskutinis žodis turėtų būti vyrų. Teisingai. Vyrai, kur jūs Tik nenusišnekėk tu. Ir jie žinot, kaip turėtų skambėti. O jie turėtų skambėti taip. Taip, mieloji, kaip tu pasakysi, taip ir bus. Bravo! Vis dėlto, vaikai užauga, vyrai sensta. O mes, moterys, visada gražios.